Nu kągi, pradėkim tada mūsų bendrą darbą kovo mėnesio bloke ir tada pradėkim nuo bendro įvado tokio objektinių ryšių teorijos. Šiaip tai iki šiandienos aktualios teorinės tokios dalies psichoanalizės supratime apie žmogų, psichoanalitinės tokios teorijos dalyje. Ir manau ir aktualios, ir populiarios, ir ganėtinai stiprios teorinės mokyklos. Aišku, pirmiausia, norisi pasakyti tokį dalyką, kad jeigu mes šnekam apie objektinius ryšius, tai nereikėtų suprasti, kad tai yra kažkokia sena teorija apie senovę, tarsi neegzistuojantis dalykai. Ne, iš principo, ir iki šių dienų turi savo vietą ir turi savo pasiekėjus ir tie, kurie mėgsta dirbti labiau ir mąstyti šitoje kryptyje. Iš kitos pusės aš manyčiau, kad pirmiausia mes turėtumėm nesusiklaidinti tame galvodami, kad tai yra kažkokia kitokia teorija, kad tarsi kitaip matanti tai, kaip atrodo žmogus, taip kaip atrodo jo vystymasis, kas ten jo viduje darosi. Mano įsivaizdavimo objektinių ryšių teorija tai yra tąsa Freudo pradėto darbo. Freudas, galima sakyti, irgi tada objektinių ryšių teoretikas, jeigu taip galima sakyti, nuo jo viskas prasidėjo. Tiesiog galvokim apie tai, kad objektiniai ryšiai jie papildė Freudo teoriją, varų teoriją, paskui neofreudistus, kurie ėjo po to, ego psichologus. Taip, ten vyko visokių konfliktų, peštynių, muštynių, nesusipratimų, bet jeigu taip žiūrint dabar iš istorijos, tai tiesiog jie vienas kitą papildė, jie tiesiog atrasdavo šiek tiek kitokius galbūt aspektus, to pačio žmogaus funkcionavimo matymus. Taip, kad, man atrodo, visos šitos teorijos, jos neprieštarauja viena kitai, tiesiog papildo. Nors taip, kai kurie autoriai sakydavo, kad jie atitolsta labiau nuo Freudo, kiti sakydavo, kad ne, jie yra tiesiog tąsa Freudo, papildymas Freudo. Tai va, ir objektinių ryšių teorija tikrai turi savo vietą psichoanalizėje, jinai parodo kai kuriuos kitokius aspektus žmogaus funkcionavimo, gal kitaip pasižiūri į patį žmogų, papildo kai kurios reiškinius, įveda kai kurias savokas, kurių nei pats Freudas, nei neofreudistai, nei tie, kas dar buvo po Freudo, kaip sakoma, nematė, nenagrinėjo. Ir galbūt pagrindinis aspektas jau objektinių ryšių teorijos, tai yra tame, kad žinot, kad barų teorija labiau koncentruojasi į Edipo kompleksą, į tai, kaip jisai vystėsi ir kas ten darėsi su žmogumi šitame etape ir per tai. O objektiniai ryšiai pradėjo daugiau atkreipti dėmesį į tai, kas darėsi iki edipiniam lygmenyje, jie labiau į tai koncentravos ir tai duoda savitumo šitai teorijai. Tai va, jeigu taip šnekant šiek tiek, aišku, per istoriją praeitumėm, tai nors terminą objektiniai ryšiai išpopuliarino pirmiausia Ronaldas Fairbairnas, toks žinomas gana, nors nepelnytai galbūt kartu ir užmirštas autorius psichoanalizės istorijoje ir psichoanalizės teorijoje, bet aišku, pirmiausia šitas su objektiniais ryšiais, kas labiausiai mums susiję ir man kažkaip taip labiausiai iškyla pirmiausiai, tai yra Melanie Klein darbai. Jie tapatinami su sąvoka objektinių ryšių teorija arba dar kitaip tai vadinama Britų objektinių santykių teorija. Nors ryšiai, santykiai, tai man atrodo, tai yra tas pats Britų, tai daugiau tame, kad taip, visa šita mokykla užgimė ir atsirado Britanijoje, Britų salyne, ar kaip čia vadinti. Tai va, ir dar jeigu taip eina šiek tiek, kad tai nėra taip, kad tiesiog iš niekur, tai vis tik po truputį rutuliojasi visi tie dalykai ir to objektinių santykių, objektinių ryšių teorija irgi. Ir galima sakyti, kad pradžią šitai teorijai savo darbais davė ir tas pats Sandoras Ferenczi, toliau 17 metais, 20 metais Otto Rankas irgi įvedė terminą ikiedipinis, kuris yra labai svarbus objektinių ryšių teorijoje, ta prasme, kad į tai reikėtų pasižiūrėti, ne tik Edipas svarbu. Paskui jau tada, aišku, mes neliesim jau to, kad Melanie Klein darbai ten turėjo didžiulę įtaką, bet po to einantys tai yra pačios Melanie Klein mokiniai, kurie turėjo irgi savo istoriją, savo kelią, tai tas pats Donaldas Winnicottas, Harry Guntripas, Scottas Stewartas ir kiti analitikai jau 40-50 metais ir vėlesniais Didžiojoje Britanijoje plėtojo objektinių ryšių teoriją. Ronaldas Fairbairnas iš vis reikėtų irgi paminėti 1952 metais. Jisai, galima sakyti, šiek tiek nepriklausomai nuo kitų, toks buvo atsiskyręs šiek tiek, suformulavo savo objektinių ryšių teoriją ir savo matymą. Jo galbūt pozicija ir yra tokia, kad jis labiausiai ir maksimaliausiai save netapatino su Freudu, šiek tiek atskyrė save tarsi trupučiuką.
Tai va, bet aišku, jeigu mes šnekam apie objektinių ryšių teoriją, tai čia labai svarbus dalykas, tai taip vadinamas skilimas Britų psichoanalitikų bendruomenėje, apie jį reikėtų paminėti. Gaila, bet psichoanalitikai, teoretikai, jie nėra ramų žmonės, jie tikrai turi savo nuomonę, laisvė yra svarbi jiems ir dėl to atsiranda visokių matymų. Ir tai, kas vyko, tai vyko Antrojo pasaulinio karo metu Londono psichoanalitikų bendruomenėje, vyko tam tikra prasme lojalumo konfliktas tarp Melanie Klein ir taip vadinamų paskui jau pavadintų objektinių santykių teorijos šalininkų, dar jie kartais vadinami it psichologijos atstovais, bei į Britaniją atsikėlusios Anos Freud, žinot, Freudo dukters ir jos taip vadinamų ego psichologijos šalininkų. Ir čia reikėtų šnekėti irgi, kad ego psichologinai siejama su Hartmanu, Chris, Löwensteinu, Rapoportu, Eriksonu, Jacobsonu. Ir čia klausimas yra kažkiek, kiek Mahler yra ego psichologijos, o kiek yra objektinių santykių, nes mes čia irgi nagrinėsim. Ir ten įvyko konfliktas gana toks didžiulis tarp šitų dviejų moterų, didžių psichoanalitikių, dėl teisės, kas vadinsis Zigmundo Freudo tikraisiais įpėdiniais. Nes ir vieni, ir kiti trupučiuką kitų aspektų žiūrėjo į tai, kas darosi su žmogumi. Nors, man atrodo, jos tikrai abidvi papildė labai įnešdamos didžiulį indėlį į psichoanalizę ir jo supratimą. Ir įvyko tam tikras šių mokyklų atsiskyrimas po kurio konflikto, kuris iš principo vėliau padarė didžiulę įtaką apskritai psichoanalizei visame pasaulyje. Įdomus dalykas, aišku, kad pati Melanie Klein, jos darbai labiau išpopuliarėjo Pietų Amerikoje, o Anna Freud kažkaip labiau susilaukė Šiaurės amerikiečių palankumo. Ir jeigu taip labai taip trumpai, čia pas Melanie Klein, pas vaiką nėra aplinkos tarsi labiau, o pas Anna Freud taip nėra vidaus procesų, nors tai nėra irgi taip jau tiesiogiai suprantamas dalykas. Po intensyvių, aišku, diskusijų, tenai ginčių ir visą kitą, tarp šitų visų grupių buvo pasiektas tam tikras kompromisas, kuriame atsirado 3 net grupės, nors buvo 2 konfliktuojančios pusės, bet iš principo atsirado 3 grupės, daugiau arba mažiau tokių draugiškų, galima sakyti, vieni kitiems psichoanalitinės bendruomenės tokių atstovų. Nors kiek tai buvo draugiški vienas kitam, tai čia jau klausimas, nes neduoktų Dieve turbūt nueisi pas kitą kolegą, kuris yra iš kitos grupės, ar į supervizijas, ar į psichoanalizę, tai jau turbūt nelauk palankumo savo grupėje. Taigi, susiformavo Anos Freud pasekėjai, kurie buvo kaip ir ego psichologijos šalininkai, atsirado Melanie Klein grupė pasekėjų, taip vadinami kleinistai, kurie dabar pasaulyje turi irgi užiminti savo vietą ir savo mokyklą. Ir aš, kaip sakiau jau pačioje pradžioje, apie Melanie Klein, jeigu mes šnekam, tai turbūt čia neužtektų ir bloko, čia reikėtų labai daug nagrinėti, jinai tikrai didžiulį indėlį padarė, čia kaip ir Freudui, neužtenka vieno bloko, iš principo reikėtų daug blokų, kad tu galėtum prisiliesti prie Freudo vien tik tai darbų ir teorijų. Ir galų gale dar atsirado tie tokie per viduriuką, tie, kurie atsisakė pasirinkti kažkokią konkrečią grupę arba kurie buvo iš pradžių vienos ar kitos grupės šalininkai, atstovai, mokiniai, bet kurie nenorėjo prisijungti taip jau pilnai. Jie buvo pavadinti viduriniąją mokyklą, vėliau pavadinti nepriklausomą grupę ir pirmaisiais jos atstovais tapo Michaelis Balentas, Donaldas Winnicottas. Aišku, iš principo Winnicottas tai irgi bandė apjungti Melanie Klein vidinius procesus ir su Anos Freud mokymu, bandė rasti kažkokį tarpinį tokį apjungiančią variantą. Paskui kartu atsirado Ronaldas Fairbairnas, kaip sakiau, jis šiek tiek atskirai dirbo, Masudas Hanas Winnicotto mokinys, kuris irgi savo įnešė, Jonas Bowlbys, Marion Milner ir Margaret Little ir daugybė kitų, apie kuriuos, gaila, kad mes neturėsim šitam bloke. Dabar pagalvojau, kad tokios vietos pasišnekėti, nes, principas tai yra tas, kad, bent jau pradžioje užkabinti pradinius, tuos įvadinius grandus, kurie šitos teorijos kūrė, paliekant jums galimybę visą laiką nagrinėti ir ieškoti patiems, jeigu jums patiks šita teorija, nes Lietuvoje mes dar per maža bendruomenė, kad mes galėtumėm turėti, kad tarsi atskirus tokius šalininkus vienos ar kitos teorijos, bet yra pakol kas taip, kaip yra. Taigi, ir nepriklausomus, dabar mes, aišku, šnekėsim toliau tik tai apie tas 2 paskutinės grupės, iš principo šitas blokas apima, tai yra tuos nepriklausomus ir kleinistus. Ir abi 2 grupės yra sukūrusios, aišku, asmenybės susiformavimo ir psichinės struktūros teorijas,
kurios, aišku, kažkiek tai skiriasi nuo Freudo varų teorijos, nes pabrėžimi ne visai tie patys dalykai, bet iš kitos pusės tai nereiškia, kad nepriklausomi ir kleinistai neigia Freudą. Kad jie totaliai sako, kad ne, Freudas neteisus, jie sutinka, kad Freudas daug kur teisus. Tik tai įneša kai kuriuos subtilius aspektus, kurie pakreipia pačią teoriją Freudą į kitas linkmes. Tai va, vienas dalykas, kad jie kai kuo skiriasi, aišku, nuo Freudo varų teorijos, kitas dalykas, jie ir vienas nuo kito irgi skiriasi. Ir čia tik tai bendri tokie dalykai, tai nepriklausomieji, jie nesutiko su Freudo teiginiais pirmiausia dėl instinktų prigimties ir jų galios asmenybei. Ir šios mokyklos analitikai gana aktyviai dalyvavo šiaip iš principo paciento gyvenime ir už analizės settingo ribų irgi. Kleinistų grupė, aišku, liko labiau ištikima Freudo nuomonė apie instinktus, tačiau nesutarė dėl nesąmoningų fantazijų vaidmens reguliuojant kūdikio instinktyvę įtampą. Ir nepaisant to, abiejų nuomonė sutampa su 3 pirmų gyvenimo metų svarba. Nors, man atrodo, čia nei viena mokykla apie tai nešneka kitaip, kaip sako, kad tai yra svarbiausias gyvenimo etapas. Ir dėl to kartu dar sutiko abidvi, kad pabrėžiama motinos ir kūdikio santykių patirtis kaip pagrindas psichinės struktūros formavimosi komponentų. Ir man atrodo, čia tai, ką pasakė Vinikotas, labai yra svarbu, kad mamos ir kūdikio ryšys tai yra labai svarbu ir kad nėra kūdikio be mamos, kaip sakoma, kad negalima nagrinėti kūdikio atskirai, tik tai ryšyje su mama. Tai va, aišku, 2 požiūriai yra objektinių ryšių atstovus, dar irgi kaip ir taip istoriškai žiūrint. Pirmas, tai aišku, požiūris tai yra tame, kad Melanie Klein visai net priskiriama prie objektinių ryšių teorijos mokyklos, jie žiūrima kaip iš vis, kaip ir sakiau, į atskirą mokyklą ir man atrodo, tai yra tame yra racijos. Nors kartu aš manau, kad yra ir tas antras požiūris, kad Melanie Klein priklauso objektinių ryšių mokyklai, į kurią taip pat įeina dar 2 kaip ir tokios įtakotos Melanie Klein teorijos grupės. Tai pirmoji tai Fairbairn grupė, nes aišku, Fairbairnas turėjo savo mokinių ir išnekėjo apie tai, kad pagrindinė vara, kuri varo žmogaus vystymas ir kuri pagrindas viso to, kas su žmogum darosi, tai ryšio su objektu poreikis. O ne libido patenkinimo poreikis, ką šnekėjo Freudas apie apskritai libido. Aišku, atminkit, kad Freudas pagrindinis dalykas buvo akcentavimas į libido, jis tik tai savo gyvenimo pabaigoje, po pirmo pasaulinio karo, ko pamatė, ką žmonės gali daryti vienas su kitu, jisai labiau pradėjo šnekėti apie tą tanatos poreikį, apie tą tanatos varą, apie tą agresijos varą, bet jos taip ir neišvystė pilnai, ką sako, kad Klein labiau pratęsė jo darbus apie tą agresijos varą kaip tokią vieną iš pagrindinių. O kita grupė, tai apibendrinti tokia vadinama tarpinė pozicija, tai 2 faktorių teorija, kurie derino objektų požiūrį su instinktų teorija, jie bando apjungti. Dabar šiaip tolimesnė istorija, jeigu taip šnekėt, kas iš to, ką objektiniai ryšiai davė, kas bent jau po to atsirado, tai pirmiausia, tai yra prievaišumo teorija, kurią sukūrė Johnas Bowlby ir manoma, kad daug objektinių ryšių teoretikų, jie iš pradžių ėjo kaip Klein mokiniai, kaip objektinių ryšių kitų teoretikų mokiniai, bet jie po to kūrė savo kažkokius matymus ir jie tobulino ir sukūrė kai kurie ir teorijas. Tai Bowlby ir kiti dar labiau pagilino tą analitinį supratimą apie ankstyvuosius objektinius ryšius, kas darosi tenai. Šalia to radau ir tokią istoriją, kad sako, kad Heinzas Kohutas su savo savasties psichologija taip pat gali būti kaip tokia tąsa laikoma objektinių santykių teorijos. Kiek tai tiesa, tačiau kiekvienam turbūt pačiam spręsti. Ir dabar šiek tiek tada pašnekėsim apie teorinius dalykus susijusius su šita mokykla. Taigi, objektinių santykių teorija yra psichoanalitinės asmenybės teorijos dalis, išsivysčiusi iš Freudo psichodinaminės varų teorijos ir jos supratimo. Objektinių santykių teoretikus domina pirmiausia vidiniai savęs ir kitų vaizdiniai, bei tai, kaip jie pasireiškia tarp asmeninėse situacijose. Trumpai tariant, objektiniai santykiai yra būdas konceptualizuoti tarp asmeninius santykius ir taip išplėsti psichoanalitinį mąstymą į tą tarp asmeninę sritį. Tačiau naudojant žodyną, čia yra irgi svarbus dalykas, kuris kartais kitiems žmonėms, jeigu kurie neišmano objektinių ryšių teorijos, jis gali skambėti labai keistai. Apskritai, kodėl nesako žmonės, kodėl nesako santykiai, o objektiniai ryšiai, taip atrodo toks trupučiuką atitolimas ir toks labai formalizuotas tarsi, bet man atrodo, tai irgi labai yra svarbu, nes tai leidžia šnekėti šiek tiek plačiau, nes tai nėra vien tik santykiai, tai yra kažkas daugiau.
Ir objektinių santykių teorija tai tyria, kaip vystosi žmogaus psichika vaikystėje pirmiausia. Nors tai nėra vien tik tai vaikystėje, sąsajo su aplinka. Aplinka tai yra kitais žmonėmis, ne šiaip kažkuo tai. Ir objektinių santykių teorija teigia, kad pagrindinė vaiko motyvacija yra objekto siekimas. Vat matėt, jeigu Freudas sako, kad siekimas patenkinti varą yra tai, kas varo mus, kas spaudžia mus, o iš principo čia šnekam apie tai, kad mes siekiam objektų. Jeigu taip žmogiškai pasakius, mes siekiam tiesiog žmonių. Mums svarbu žmonės, mes socialios būtybės ir tai yra pagrindiniai dalykai. Objektinių santykių teorija daro prielaidą, kad žmonių santykiai su kitais ar situacijomis suaugusiame gyvenime nulemti būtent šeimos santykių patirtų kūdikystėje. Šie žmonių ir įvykių vaizdai mūsų pasąmonėje virsta objektais, kuriuos savastis ir nusineša iki pilnametystės. Ir nesąmoningai tada juos panaudoja jau vėliau mūsų gyvenime, prognozuojant kitų žmonių elgesį savo socialiniuose santykiuose ir sąveikos. Kaip pavyzdys gali būti toks, kad suaugęs asmuo kūdikystėje patyręs apleistumą ar prievartą, jis tada panašaus elgesio tikėsis ir iš kitų visų žmonių, kurie yra aplink jį, kurie primena jam jo pati praeities nesirūpinantį ir priekabiaujantį tą globėją. Ir objektinių santykių teorija, aišku, kartu daug įtakos turėjo ir vystėsi iš terapeuto ir paciento santykių, kurie kaip tik ir atspindi motinos ir kūdikio diadą. Dėl to apskritai tas sulyginimas, kad terapeutas, pacientas ir mama kūdikis, tai yra labai stiprus dalykai, kurie vystosi šitoje teorijoje ir turi atitikmenis. Dabar objektinių santykių teorija labiausiai, aišku, pabrėžia tarp asmeninius santykius, visų pirma šeimoje. Ir pirmiausia, ypač tarp motinos, tai kas pagimdė, ir vaiko. Objektinių santykių teorija teigia, kad kūdikio patirtis santykiuose su motina, arba tai vadinama pirminiu globėju, nes kartais nebūtinai turi būti motina, yra pagrindinis asmenybės formavimosi veiksnys. Ir kūdikio prisirišimo poreikis yra kūdikį motyvuojantis vystymosi veiksnys. Objektinių santykių teorija taip pat teigia, kad kūdikio ir motinos sąveika yra tokia gili ir intensyvi, kad būtent ji ir sudaro kūdikio to varų struktūros pagrindą. Kai kurios iš šių sąveikų gali sukelti pyktį ir nusivylimą, kitos gali provokuoti stipres priklausomybės emocijas, nes vaikas pradeda atpažinti, kad motina yra daugiau nei tik jį maitinanti krūtis. Žinot, iš pradžių jis apskritai vaikas nemato motinos kaip tokios, jisai pirmiausia mato tik tai krūtį ir mato tą krūtį dalindamas ją į gerą, blogą, paskui mato tik tai apjungia ir daugiau visuminį tą vaizdą mamos pamato. Ir šios emocijos grasina, aišku, paskandinti kūdikio psichiką. Ir Melanie Klein įsitikinimu tai, kaip kūdikis sprendžia šį konfliktą, jau tada nuspalvina jo kaip suaugusio asmenybę ir tolimesnį jo gyvenimą. Dabar šiek tiek apie pagrindinės koncepcijas, kurias įnešė kaip tik šita teorija, šita mokykla. Tai jeigu taip nuo pačių pradžių šnekant, tai žmogaus smegenys apskritai linkusios ieškoti modelių arba tam tikrų kategorijų, kad galėtų organizuoti savo pojūčius, patyrimus. Ir pirmieji kūdikio pastebėti modeliai būtų tie tokie aš, ne aš, malonus, varginantis, galbūt vyras, moteris. Jau taip jau tokia teorija. Ir Zigmundas Freudas nuo pat pradžių žmonės, aišku, niekaip nepaminėti Freudo neįmanoma, net ir šitoje teorijoje, tai jisai nuo pat pradžių žmonės esančius subjekto aplinkoje pavadino terminu objektas, identifikuodamas juos kaip varų objektais, tai ko siekia vara. Ir iš principo pagal Freudo objektas yra antrinis potraukio atžvilgių. Sekso, algio, meilės potraukiai, jie visi turi savo objektus. Pavyzdžiui, aš myliu savo vaikus, bijau gyvačių, pykstu ant savo artimojo. Melanie Klein, kuri irgi pradėjo vartoti terminą objektas, bet jinai ne visada nurodydama, ar tai reiškia asmenį, ką šnekėjo pats Freudas, šiek tiek apie tai, ar tai tam tikra objektas yra kaip vidinis įsivaizdavimas mūsų, kaip vidinė reprezentacija to žmogaus. Objektinių santykių teorija, jeigu šiaip šnekėsim objektais, paprastai yra vadinami asmenys, asmenų dalys arba jų simboliai. Objektas yra tas, su kuo susijęs subjektas. Tai yra aš, jeigu taip mane nagrinėjant.
Anot objektinių santykių teoretikų, vaikai internalizuoja ne šiaip patį objektą, pavyzdžiui, mamą, bet iš principo tai eina objektas, tai yra kartu ir tas objektas, bet kartu ir visas santykis, kuris buvo su tuo ir yra su tuo asmeniu. Ir objektas iš tikrųjų reiškia asmenį, ypač reikšmingą mums asmenį, kuris yra kito jausmų ar ketinimų objektas ar taikinys. Objektais paprastai yra įvardinami vidiniai motinos, tėvo ar globėjų atvaizdai pirmiausia, nors jie taip pat gali būti sudaryti iš šių asmenų dalių tik taip. Tai pirminis objektas mūsų yra vidinis motinos vaizdas, arba tas, kas pakeičia motiną. Vėlesnė patirtis gali keisti šios ankstyvuosius modelius, tačiau objektai visą gyvenimą daro didžiulę įtaką mūsų tolimesniam vertinimui pasaulio. Dabar šiek tiek kai kuriuos pavadinimus dar irgi. Išorinis objektas tai yra tikras asmuo, vieta ar daiktas, į kurį asmuo investavo savo emocinę energiją. Vidinis objektas yra žmogaus vaizdas kitame. Pavyzdžiui, vaiko santykio su motina atspindys. Ir vidinis objektas, tai kaip galima sakyti, kaip tokia atmintis, idėja ar fantazija apie tam tikrą asmenį. Kartu tai nėra nei atmintis, nei reprezentacija, greičiau yra tam tikra neatsiejama savasties būties dalis. Ir vidinis objektas yra psichinės struktūros dalis, susiformavusi iš asmens išgyvenimų su svarbiais globėjais ankstyvajame gyvenime. Tai yra vidinius objektus formuoja kūdikių patirties modeliai, kai buvo elgiamasi su juo praeityje, kūdikystėje. Todėl vidiniai objektai gali būti gana tikslus, iš tikrųjų išorinių globėjų vaizdai. Kartu vidiniai objektai gali būti modifikuojami, palaikant ryšį su esamais išoriniais objektais. Tokiais, pavyzdžiui, kaip terapeutas. Ir keičiami šiek tiek. Čia yra geroji terapijos dalis. Ir objektinių santykių teorija ir psichoterapija šitos teorijos, jinai kaip tik ir orientuojasi į vidinius objektus ir jų keitimą. Dabar visas arba pilnas objektas tai yra kitas asmuo, kuris pripažįstamas kaip turintis teises, jausmus, poreikius, viltis, stipriasias, silpnasias pusės ir neužtikrintumą. Objektas nebūtinai yra atskiras žmogus, tai gali būti ir to objekto, subjekto kūno dalis. Dalinis objektas, čia jau kitas terminas, yra objektas, kuris yra asmens dalis, pavyzdžiui, ranka ar krūtinė. Ir objektai iš pradžių kūdikio galvoje suprantami tik pagal jų funkciją, tai yra kaip tokie daliniai. Ir krūtinė, kuria maitinamas alkanas kūdikis, tada tampa tokia geroji krūtis, o alkanas kūdikis, nerandantis krūties, yra susijęs su blogaja krūtimi. Ir esant pakankamai gerai, palengvinančiai aplinkai, to dalinio objekto funkcijos ilgainiui gali virsti pilno vientiso objekto supratimui. Tai kaip pavyzdys, tai leidžia toleruoti tam tikras dviprasmybės, leidžia matyti, kad ir geroji, ir blogoji krūtis yra tos pačios motinos figūros dalys. Tas pats kaip ir psichoterapeuto sujungimas irgi turi vykti psichoterapijoje po truputį, kad tai yra terapeutas ir geras, ir blogas, kad jį realistiškesnį pradėtų matyti, kad tada galėtų labiau, kaip čia pasakyti, pacientas išbūti tame ir ištoleruoti. Toliau reprezentacija, tai veiksmas, kaip asmuo turi arba užvaldo tą objektą. Objekto reprezentacija yra psichinis objekto atvaizdavimas. Kūdikis internalizuoja savęs, objekto ir emocijų jungiančių pirmus du reprezentacijas. Ir savireprezentacija yra asmens vidinis savęs vaizdavimas, patiriamas reikšmingų kitų atžvilgių. Dabar santykiai arba ryšiai, jie rodo tarp asmeninių santykius ar buvusių santykių liekanas, turinčias įtakos asmeniui dabartyje. Objektiniai santykiai yra toks techninis terminas, apimantis intrapsichinius ir tarpasmeninius aspektus. Tai reiškia sąveiką ir tarpusavio ryšius tarp įvairių savasties elementų, kurie vėliau pasireiškia dabartiniuose santykiuose su kitais žmonėmis. Dabar dar vienas labai svarbus dalykas, ką objektiniai ryšiai atrado ir ką jie išplėtojo irgi, tai yra skėlimas. Jisai skėlimas vyksta tada, kai žmogus, ypač vaikas, negali tuo pačiu metu galvoti apie dvi prieštaringas mintis arba jausti du prieštaringus jausmus. Todėl konfliktinius jausmus ar mintis jisai atskiria ir kreipia dėmesį tik į vieną iš jų.
Ir objektai tada gali būti vaizduojami kaip geri, arba tenkinantis poreikius ir norus, arba tik kaip blogi, arba netitinkantis to vaiko poreikių ir norų. Dabar šiek tiek irgi šnekėsim apie savastį, tai nėra vien tik Kohoto ir savasties psichologijos dalykai, objektiniai ryšiai irgi apie tai šnekėjo, tai savastis yra vidinis savęs vaizdas, arba sąmoninga ir nesąmoninga psichinė savęs reprezentacija vienu metu. Trumpai tariant, savastį sudaro toks, tai vadinamas senamadiškas ego, apie tai, ką šnekėjo ir Freudas, kaip vykdomojo mechanizmo tokia koncepcija, moduliuojanti savikontrolę, kontroliuojant judrumą, sfinkterius ir veikiant būsenas, bei tarpininkaujant santykiams su išoriniu pasauliu. Toliau vidiniai objektai ir objektus ir ego dalis susiejantis poveikis, jausmai, atsižvelgiant į vaiko išgyvenimus, atsirandantis iš tų objektinių santykių. Ir savastis reiškia ego ir vidinių objektų derinį unikaliame tokiame dinamiškame santykyje, kas suformuoja charakterį tada mūsų, suteikia asmenybės tapatumo jausmą, kuris lieka gana pastovus jau tada laikui bėgant. Dabar savasties objektas. Tai yra toks išorinis objektas, veikiantis kaip savęs dalis. Tai yra objektai, kurie nėra patiriami kaip atskiri ir nepriklausomi nuo savasties. Tai yra tam tikra prasme žmogus kartais tada šneka apie savo kažkokį kitą žmogų, pavyzdžiui, vaiką, kaip savo dalį. Iš tikrųjų, tai toks, su pacientu klausantis, tai tarsi neatskiriamas dalykas. Atrodo, pacientas nešneka apie tą kitą žmogų kaip apie kitą žmogų, o tiesiog tai yra kaip jo dalis, kaip mes šnekam apie savo ranką. Tai asmenys, objektai ar veikla, kurie tarsi užbaigia savastį ir kurie būtini normaliam tokiam funkcionavimui. Ir tada prarandamos ribos, išsitrina, kas yra savastis ir kas objektas, o skirtumas tarp savasties ir išorinio to objekto tampa labai neaiškus. Ir tai nėra labai geras dalykas, jeigu mes su tuo susiduriam pas pacientus. Dabar savasties santykis su kitais. Vidiniai objektai yra tik vienas iš savasties komponentų. Vidiniai objektai ir kitos savasties dalys sąveikauja su išoriniais objektais taip, kad bet kokiuose asmenybės santykiuose yra viena kitos veikiamos. Tai yra išoriniai santykiai ir nuolatinė sąveika su vidinėmis psichinėmis struktūromis. Ir vidinių objektų susiformavimas, kaip tai vyksta. Pradžioje yra vidiniai objektai, jų formavimasis, o jau po to formuojasi tam tikros reprezentacijos tų objektų. Ir pradžioje formuojasi, aišku, geras ir blogas objektai, abu atskirai ir priklausomai nuo patirties, dėl geros ir blogos patirties su motina. Ir šie objektai nepilni, jie primityvūs ir tik vystantis, pasiekus depresinę jau tą poziciją, apie ką šneka Melanie Klein, apie ką mes pašnekėsim vėliau, vaikas įgauna galimybę simbolizuoti ir formuoti reprezentacijas, kurios vėliau gali kisti ir augti. Ir blogas ir geras objektai ir toliau išlieka, aišku, ir juos galima irgi tyrinėti psichoterapijoje. Nėra taip, kad jau jeigu susiformuoja vientisas objektas, tai kad to nebelieka gerų ir blogų objektų. Ir čia mes tada šnekėtumėm apie trupučiuką apie tokį dalyką kaip objekto pastovumas. Tai tokio ilgalaikio vidinio santykio su konkrečiu objektu išlaikymas savo viduje, savo galvoje. Arba bet kokio objekto pakaitalo atmetimas. Pavyzdžiui, atmesti motinystę, bet kur išskyrus savo motiną. Ir objekto pastovumas yra gebėjimas atpažinti ir toleruoti mylinčius ir priešiškus jausmus to paties objekto atžvilgiu, gebėjimas išlaikyti jausmus nukreiptus į konkretų objektą ir gebėjimas vertinti objektą pagal požymius, išskyrus jo poreikių patenkinimo funkciją. Tai, kas dažnai būna su pacientais, jeigu taip šnekant, tai ir su vaikais, gal geriausia, kai tai, kas matosi su vaikais, tai esmė yra tame, kad objekto pastovumas tai yra toks, kad, kaip pavyzdžiui, vaikas, jeigu mama išeina iš kambario, jisai rodo labai didžiulį nerimą, nes jam atrodo, kad jeigu mamos jisai nemato, tai mama tarsi dingsta, jinai išnyksta ir iš jo vidinio pasaulio. Vaikui po truputį vystantis, tai jo funkcija, gebėjimas suprasti, kad tai, kad motina išėjo ir nėra matomumo ribose, jinai nedingo ir vidiniam pasauliu, tai ir yra tas objekto pastovumas. Kai mes žinom, kad jeigu mes nematom, bet mūsų viduje objektas išlikęs. Kartais su kai kuriais pacientais, kurie yra tokios
labiau ribinės, žemesnės ribinės struktūros, su jais galima irgi išgirsti, jie šneka apie tai, kad jie, tol, kol aš sėdžiu su tavim kabinete, aš tave matau ir aš tave jaučiu. Bet kai tik tai išeinu už kabineto ribų, aš nebeatsimenu tavęs kaip psichoterapeuto. Ir tada darbas ir yra tame, kad kaip pabandyti jam kuo daugiau, kaip čia pasakyti, kad atsirastų to pastovumo, kad jis net ir išėjęs galėtų mąstyti apie tave kaip terapeutą, prisiminti tave kaip psichoterapeutą. Gal ir geriausias žodis, kuris čia tiktų, tai yra prisiminimas. Prisiminimas, kad tas žmogus niekur neišnyko. Dabar regresas gali būti pacientui ir gerai, ir blogai. Jeigu šnekam čia apie kitą dalyką, ir yra piktybinė ir gerybinė regresija, ir terapeutas gali tai įtakoti, ir piktybinė regresija tokia neigiama terapinė reakcija. Kai iš principo terapija atsitinka toks dalykas, kad nepaisant viso tavo indėlio terapeuto, pacientui ir toliau tiesiog ant akių blogėja. Nepaisant, ką tu darai. Tai neneigiamas perkelimas, kur tave mato kaip kaip netinkamą blogą objektą kažkokį. Tai yra tokia situacija, ta neigiama terapinė reakcija, kai pacientui nepaisant visko tik blogėja. Dabar jeigu regresuojančiam pacientui imi sakyti tikslės tokias analitinės interpretacijas, tada tokia analitiko omnipotencija auga, o pacientas toliau regresuoja. Ir čia vystosi tam tikra tokia perkelimo psichozė ir pacientas blogėja. Tai, kas ir yra apie tą neigiamą terapinę reakciją. Ir ne visada palanki aplinka skatina regresiją. Jie gali skatinti ir nepalanki aplinka. Tik ta regresija tada bus visai kitokia. Ir čia jau šnekėsim žmonės su tokia stipria, netikrai savastimi, apie ką jau šnekėjo daugiau Vinikotas, ką pristatysim tenai, iš principo labai sunkiai regresuoja, labai stipriai gynasi nuo bet kokios tokios priklausomybės. Ir dabar šiek tiek pašnekėkime apie tai, kaip sutrikimus aiškina objektiniai santykiai. Jeigu mums nesiseka mylėti savęs, iš naujo integruoti savo blogąjį aš ir gerąjį aš į tokį vientisumą, tada gali išsivystyti taip vadinamą ribinę asmenybę, nestabilus savęs pojūtis, matant save kaip esantį tik arba geru, tobulu, arba blogu, jei ką darome ne taip. Ir čia ribinė asmenybė tai toks infantiliškos kėlimo tęsinys, nesimokant integruoti per meilę. Disociacinis tapatybės sutrikimas tai toks savęs suskaidimas į kelis objektus, tada disociacinė fuga tai ankstesnio gyvenimo atskirimas kaip blogo savęs objekto, toliau depersonalizacijos sutrikimas tai netikros savasties tokia raida, todėl nesijaučia tikras arba nesugeba atlikti pokyčių. Tokiems iškraipytiems santykiams reikia kitokios gydymo formos nei neurotikams, sakė objektinių ryšių atstovai, ir jiems netinka klasikinė analizė, jinai turėtų būti modifikuota, pritaikyta. Ir objektinių santykių psichoterapija, kaip jie atrodo? Džonas Šuterlendas mėgdavo sakyti, kad santykiai su objektais yra ne tiek teorija, kiek terapinio darbo būdas apskritai. Ir objektinių santykių teorijoje terapeuto ir paciento santykiai yra pagrindiniai darbo principai. Terapeutas ir pacientas kartu turi užduotį ištirti paciento vidinį pasaulį ir jo poveikį paciento santykiams. Tačiau tuo pat metu pacientas ir terapeutas yra ir lieka ryšyje. Šis terapinis santykis, ir sakoma, sukuria tam tikrą laboratoriją, kurioje terapeutas daugiausiai ir sužino apie paciento santykių būdus ir jo patiriamus sunkumus tuose santykiuose. Ir terapeutas apdoroja šių dabartinių santykių patirtį, todėl jis gali informuoti pacientą apie šią patirtį ir parodyti jam, kaip kas vyksta, ir galbūt net kartais taisyti per tą naują patirtį. Tokiu būdu pacientas ir psichoterapeutas palaiko dabartinius esamus santykius, iš kurių abu gali mokytis ir iš jų mokytis vienas iš kito. Ir pacientas arba pora, arba šeima, arba grupė terapijos metu jie užmezga darbinius dabartinius santykius su pacientu, atspindinčius tuos vidinius objektų santykių modelius, kurie susiję su visais jų santykiais. Ir terapeuto užduotis yra patirti šias dabartinės objektų santykių išraiškas, suteikiant galimybę naudotis pacientui fantazijomis ir pačiam irgi jausmais ir panašiai, kurie kyla iš jų, reaguojant į pacientą. Ir šis darbo būdas pasižymi tuo, ką Freudas dar vadino perkelimu ir kontrperkelimu.
Ir objektinių santykių teorija įvertina paciento perkelimą kaip jo vidinių objektinių santykių išraišką pačiame terapinėme santykyje. Kita vertus, kontrperkelimas yra laikomas terapeuto gebėjimo suprasti ir išsamei interpretuoti pacientą pagrindu. Kontrperkelimo jausmai ir nuostatos, kurios kyla pas terapeutą terapijos metu, formuoja tą modelį, kas vyksta žmonių, su kuriais pacientas yra susijęs viduje. Ir tai yra labai svarbi informacija, kurią terapeutas gali gauti apie pacientą per save, per savo jausmus. Ir jei terapeutai buvo tinkamai apmokyti ir jie gavo savo asmeninę terapiją, kad jų asmeninės problemos netrukdytų jau jų darbo metu, tada jie gali panaudoti vidinę pacientų patirtį, kad suprastų paciento santykio būdus, čia jau per save. Todėl objektinių santykių terapijos specialistai stebi savo vidinę jausmų būseną ir idėjas, asociacijas ir fantazijas, kurios jiems kyla gydymo metu, kad suprastų santykį su pacientu. Aišku, terapeutas ne visada nesidalins galbūt net su pacientu šiomis neapdorotomis ir nemetabolizuotomis formų patirtimis. Tačiau jis jas apgalvos ir išnagrinės kaip geriausią duomenų tam tikrą rinkinį, kurį galima gauti iš paciento, susijusių su paciento problemomis, susijusiomis su suvokimo gilumu. Ir pasitels kontraperkelimą, kad interpretuoti paciento perkelimą, kas ten darosi, kad labiau parodyti pacientui, kas yra jo gyvenime. Ir Reikas sako, kad analitikas turi leisti savo nustebti, kai pacientas patikė savo medžiagą. Tai yra gerai psichoterapijoje. Tas nustebimas verčia galvoti apie tai, nes tas nustebimas kyla iš paciento panašios patirties praeities. Kai matai, kad pacientas iš naujo kartoja sunkią situaciją gyvenime, jau tada jau psichoterapijoje. Ir nustebimas analitiko gali leisti plačiau pamatyti pacientą, jį geriau suprasti. O be nustebimo darbas su pacientu bus daugiau techniškas, kaip kokio roboto. Objektinių santykių kritikos šiek tiek reikėtų ir galbūt teisumo dėliai pasakyti. Vienas dalykas, tai požiūris į objektus, aišku, sakoma, kad vystėsi tokios neolokalinės šeimos supratimo kontekste, kur motina ir tėvas kūrė šeimą kaip tokį vienetą. Ne vienas iš tų teoretikų neturėjo patirties su tokiamis išplėstinėmis šeimos sistemomis, kurioje yra daugybė motiniškų ir tėviškų figūrų tada pas vaiką. Tai yra tetos, dėdės, seneliai, susiję su kūdikiu dar ankstyvame jo amžiuje. Todėl nenagrinėjo jų poveikio kūdikio raidai. O tai, manyčiau, tikrai reikėtų atsižvelgti. Ir toks sonet Kadvel Baras, jisai sakė, kad objektinių santykių teorija, išskyrus tam tikrų laipsnių, čia vieną iš minėtų šitą psichoanalitikų, kurio aš vardo nebeištarsiu, Nagija turbūt Ivanas, jisai neatsižvelgia, nusakoma, kad teorija neatsižvelgia į socialinę sistemą, kuri yra patologija, kuri kuria patologiją. Nesižvelgiama į socialinės normas ir konstrukcijas. Ir dietiniai motinos ir kūdikio santykiai tada yra paviršutiniai ir toks dirbtinis interpersonalinis požiūris. Vis dėlto pastaruosius 100 metų ir Europoje, ir Amerikoje dominuoja filosofija, tokia individualizmo požiūrio plėtra. Į save nukreiptas individualizmas yra tada panašus į galvą be kūno, nes galva yra tik labai maža žmogaus dalis. Jei apleisime kūną galvodami tik apie galvą, kūnas panirs į savo patologiją. Analogiškai galva yra individas, o kūnas yra socialinė struktūra. Ir 20 amžiaus psichologija nepaisė socialinės struktūros. Nyčė citata, kas kovoja su monstrais, turėtų pasirūpinti, kad šio proceso metu jis pats netaptų monstru. Ir kai ilgai žvelgi į bedugnę pažvelgs į tave. Tai toks yra kritikos dalykas. Ir aišku, daugybė mokslinių tyrimų nustatė, kad dauguma psichoterapijos modelių yra vienodai naudingi. Didžiausias skirtumas yra individualaus psichoterapeuto savybės, o ne teorija, kurios laikosi tas terapeutas. Ir objektinių santykių teorija bando paaiškinti šį reiškinį per tokį gerą objekto teoriją. Jei terapeutas gali būti kantrus ir empatiškas, dauguma pacientų pagerina tada savo funkcionavimą pasaulyje. Ir pacientas su savim nešioja tada empatiško terapeuto paveikslą, kuris padeda jam susidoroti su kasdienio gyvenimo stresu, nepaisant to, kokią psichologijos teoriją išpažįsta jo terapeutas. Nebūtinai objektiniai ryšiai, varos ar kiti.
Ir šiek tiek, jeigu taip dar paliesti kitus teorijos šitos autorius, bet čia tik tai kai kuriuos, nes jų yra tikrai daug, tai objektinių santykių teorija bendrosios psichiatrijos ir psichoterapijos srityse, pavyzdžiui, pritaikė tokie autoriai gana žinomi ir Gregory Hamiltonas, ir Glenas O. Gabbardas. Turim lietuvišką knygą Gabbardo apie sopranus. Paskui Otto Kerbergas, kuris jau išvis labai žinomas mūsų dienomis ir dar gyvas, jisai papildė Gregory Hamiltoną aprašytas ego funkcijas, tai papildydamas objektinių santykių koncepciją. Dar galima šiek tiek šnekėti apie René Spicą, kaip santykiai, jisai teigia, kaip santykiai su kitais veikia psichinę struktūrą. Mamos nebuvimas lygus mažylio mirčiai, afektinis bendrumas leidžia vaikui tyrinėti pasaulį, lemia motorinį aktyvumą, kogniciją, mąstymą, integraciją, įgūdžius. Afektinis dialogas, daugiau nei paprastas toks prisirišimas ir 3 libidinio objekto formavimosi stadijos išsiskyrė. Bet, kiekvieną, sakau, jie savo kūrė šiek tiek ir papildė. Dar Daniel Stern, tai aš egzistuoju nuo pat gimimo, kiekvienas naujas aš suvokimas lemia naują aktyvumą, taip pat ir naują kito suvokimą. Taip pat atsiranda skirtingos savęs suvokimo ir socialinio funkcionavimo fazės ir skiria 4 skirtingus savęs suvokimo jausmus. Atsirandantis aš, branduolinis aš, subjektyvusis aš ir verbalinis aš. Dar Heimanas yra, jisai parašė darbą apie perkelimą, čia rusų kilmės žydė, tai labai svarbus straipsnis irgi apie perkelimą. Jis mokėsi pas Klein, buvo ištikima jai iki 56 metų, po to jau perėjo į nepriklausomųjų grupę. Ji buvo Klein bendražygė, labai ją palaikė, lojali, buvo toks abipusis bendradarbiavimas, kuris paskui nutrūko. Jis tyrinėjo vidinio objekto asimiliaciją, kaip objektai vidinėme pasaulyje asimiliuojami į ego per introjekciją. Tai svarbus procesas, nes ne visi objektai lieka šalia ego. Jie negali būti asimiliuoti ir gali tapti tokiais priešiškais persekiotojais. Jos 56 metų straipsnis apie kontraperkelimą ir jo svarbą, nes iki to laiko labai buvo neigiama. Sakymas, kad kontraperkelimas tai reikia tai, ką reikia gydyti, tai yra istorinis. Ir tada konfliktas su Klein. Vėliau jį dar labiau atsitraukia nuo jos, atsiriboja net nuo mirties instinkto, apie kuris yra labai svarbus Klein teorijoje. Tai va, ir kągi, čia turėtumėm sustoti, toks įvadas bendrasis apie šitą teoriją, o dabar jau vėliau pasišnekėsim apie atskirus autorius. Tai ką, iki...